Kodėl verta tapti virtualios bibliotekos Elvis skaitytoju? Virtualios bibliotekos Elvis fonduose saugoma daugiau kaip 16 000 įvairių leidinių. Nuo įprasto MP3 formato iki skaitmeninių knygų PDF, Daisy, EPUB formatais ar skaitmeninių brailio leidinių. Kasmet Elvis fondai pasipildo dar 500 naujų pavadinimų. Norite prasmingai praleisti laisvalaikį? Grįžkite prie klasikos ir gal iš naujo atrasite Žemaitę. Skaitykite poeziją nuo mūsų literatūros perlo Anykščių šilelio iki gilių ir jautrių Liudviko Jakimavičiaus eilėraščių. Keliaukite po įvairius kraštus ir pažinkite skirtingas kultūras kartu su Martyno Starkaus knygomis. Atraskite populiariausius romanus nuo užsienio iki lietuvių autorių. Na, jei pavargote nuo knygų, kas savaitę skaitykite populiariausią žurnalą Savaitė, mėgaukitės Arūno Žebriūno filmų Velnio nuotaka su garsiniu vaizdavimu arba radijos serialu pagal populiarų Rimanto Kmitos romaną Pietinė kronikos. Nerandate knygos arba nežinote, ką skaityti? Pasinaudokite kasmet leidžiamais mūsų knygų katalogais. Nepamirškite, Elvis paslauga yra visiškai nemokama, o skaityti Elvis garsinės knygas yra labai paprasta. Į savo išmanųjį telefoną parsisiųskite Elvis programėlę. Ji yra patogi, su dideliu tekstu ir aiškiais mygtukais. Arba artimiausioje bibliotekoje prašykite grotuvėlio garsinių knygų klausimui. Elvis skaitytojams jį skolinome visiškai nemokamai. Virtuali biblioteka Elvis skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai spausdinto teksto dėl disleksijos, regos ar fizinės sveikatos sutrikimų ir pateikusiems šią būklę patvirtinantį dokumentą. Abejoji, ar Elvis skirtas tau? Turi klausimų? Paskambink ar parašyk mums, arba kreipkis į artimiausią viešąją biblioteką. Mūsų kontaktai. Telefonas +370 667 80 541. Elektroninis paštas info@elvislab.lt. Svetainė internete elvislab.lt.